graži šypsena visų pirma yra harmonija. Visa odontologija yra visiškai komandinis darbas. Tai protezistas visą tai susidėlioja su pacientu kartu, susidaro tą gydymo planą ir tada jau prasideda paciento kelionė per specialistus. Higiena tai čia visiems numeris 1. Mes negalim pasiekti gero, kokybiško ir ilgalaikio rezultato, jeigu tie dantis ir toliau ges. Labai dažnai tenka dantis ištiesinti, ypač kad ateina estetikos norintys pacientai, kad aš noriu estetinio plombavimo arba laminačių ir dantis visi išsivaikščioja, kas į šiaurę, kas į vakarus. Tai nebešlifuojam mes dantų maksimaliai, kad kažkaip juos sudėti į tą vieną lanką. Tai daug paprastesnis būdas yra juos ištiesinti, taip, metais rezultatas nusikelia, bet mes turim stabilų rezultatą, gerą rezultatą ir svarbiausia, nepažeisdami dantų, tai reiškia, kad visi mūsų darbai bus minimaliai invazyvūs. Jeigu protezistas mato, kad galbūt kažkuris dantis yra nebegelbėjimas, kur mes jau nebetikim sėkmingų gydymų, tokiu atveju mes tą dantį pasmerkiam šalinimui, tai reiškia, siunčiam pacientą pas chirurgą. Tai va jau įsijungia ir chirurgas į komandą. Kalbant apie estetinius darbus, mums vis dažniau prireikia ir dantenų plastikos. Tai reiškia, kad gražiai suvienodinti dantenų aukštį, kad po to galėtumėm išgauti tą gražų balansą. Nes graži šypsena visų pirma yra harmonija. Tai nėra tiesiog balti dantis veide. Tai yra harmonija. Dantų dydžių, dantų formų, dantenos. Visur turi būti harmonija.